Sveiki, futbolas.tv eteryje. Toliau kalbame su Lietuvos rinktinės žaidėjais. Didelis džiaugsmas šnekinti šį žmogų, ne tik dėl to, kad jisai puikus futbolininkas, bet taip pat puikiai ir kalba, ir žaidžia. Ir kiek tik tai leis galimybės, bandysim išklausinėti kaip galima daugiau Justo Lasicko apie jo žaidimą Kroatijos čempionate ir Lietuvos rinktinėje. Labas, Justai. Sveikas. Labai malonu matyti. Ir pradžioj galbūt apie tavo klubinę karjerą, kuri pasibaigė ne per seniausiai, ir ne čia prieš gerą savaitę turbūt. Karjera nepasibaigė. Nekirpsim šito, gerai, kad pataisai. Tikrinam, ar klauso viską įdėmiai. Ne. Jo, sezonas pasibaigė prieš porą savaičių, tai visada taip keistai gaunasi, nes sezonas baigėsi ir dar turi vieną savaitę iki rinktinės. Tai reikia profesionaliai atsižvelgti į tai turėjau individualias treniruotės, buvo net toksai smagus visai laikas, kad galima kažkiek dėmesio skirti tiem dalykam, kam sezono metu nelabai gali, ten papildomai skersų padaryti, papildomai pasmugiuoti, tai toksai dėkui už sąlygas, kurias federacija sudarė šitam ir kad Vilniui galėjau treniruotis ant žolės kartu su Georgu, su rinktinės treneriu, tai manau buvo gera savaitė padirbėti papildomai ir dabar pasiruošęs rinktinės rungtynėms. Kaip vertinat rezultatą Kroatijos čempionate? 4. vieta, ar ne? Ir labai stipriai mačiau, nuo Zagrebo Dinamo atsiliko visi. Jo, kažkaip sunku įvertinti, nes bet kokiu atveju atėjau praeitais metais ir jie tapo čempionais. Bet reikia suvokti, kad Kroatijos futbole tai yra labai retas įvykis ir Dinamo turėjo labai blogus metus, Haidukas turėjo labai blogus metus ir jie, kai išnaudojo tą galimybę ir net išnaudodami tą galimybę, trys komandos surinko tiek pat taškų ir tik dėl geresnio įvarčių santykio ir jie tapo čempionais. Tai bet kokiu atveju 4. vieta yra šioks toks nusivylimas, bet reikia suprasti visą kontekstą, reikia suprasti, koks tai sezonas buvo ir jie, kad tai buvo sezonas, kai mes žaidėm Čempionų lygos atrankoj, patekom į konferencijų lygą, ėjom tą visą kelią, tada konferencijų lygui patekom į kitą etapą, buvo tiek daug varžybų, rungtynių, kad labai ilgas sezonas ir kartais geriau turėti tokį sezoną, kur Europai kažką įsimintino pasiekė iki taurės finalo nuėjom ir lygoj natūraliai tai šiek tiek mums buvo sunkiau ir be abejo Dinamo šiemet buvo įspūdingi. Tu pats, kaip vertini savo žaidimą, nes aš turiu tą notificationą, kaip čia priminimą, kai vos tik tai kažkas su tavim nutinka, man telefonas išmeta, tai aš galbūt norėjau, kad daugiau būtų ir to žaidybinio laiko ir taip toliau, kaip tu pats? Nežinau, manyčiau, kad viskas labai logiškai, nes visgi perėjau į stipresnę lygą, irgi reikėjo laiko ir pačiam priprasti prie kroatiško futbolo, nes tai yra stipresnė lyga negu Slovėnijos, neabejotinai. Tai kažkaip, aišku, gal norėtųsi ir daugiau, bet manau, kad buvau svarbi komandos dalis. Galbūt ne visada nuo starto, bet turėjau savo vaidmenį ir kaip tik mūsų dešinys gynėjas turėjo puikų sezoną, dėl to treneris irgi tarsi pradėjo ieškoti, kaip mane išnaudoti gal ir kitose pozicijose daugiau. Tai nors ir ne visą laiką žaisdamas, bet tikrai tų minučių, kadangi rungtynių skaičius buvo labai didelis, minučių prisirinkau, kiek kai kurie žaidėjai žaisdami startiniai sudėty visą laiką neprisirenka. Tai sakykime, asmeninės statistikos irgi norėjos gal šiek tiek geresnės, bet kartais buvo juokingų situacijų, kaip tiesiog nekrisdavo įvarčiai ir po mano perdavimų ir pats iš tanga ar kažkas tokio. Tai šiek tiek gal ir sėkmės ir ta statistika tikrai galėtų būti geresnė, bet yra kur dirbti. Tas kroatiškas futbolas, atrodytų daugiau fiziškumo, bet tuo pačiu turbūt ir technikos. Koks jis, jeigu tavęs paprašytų taip keliais žodžiais apibūdinti tą žaidimą? Jo, sunku apibūdinti, nes yra visokių komandų įvairių stilių, bet tai yra labai talentinga šalis ir tas iš karto matosi. Talentinga visuose sportuose ir lygoje tai irgi atsispindi, kad galbūt tas intensyvumas nėra toksai aukštas, kad varžybų tempas būtų labai didelis, bet žaidėjai turi tiek daug kokybės ir man asmeniškai tikrai nėra lengva. Ir jeigu aš tik tais kažkuriuose rungtynėse neatiduodu 100%, nekovoju visada, aš tampu kažkoks eilinis žaidėjas, kuris net kokybę nusileidžia turbūt daugumai. Dėl to stengiasi kažkaip išnaudoti savo gerąsias savybės, savo kitas kovingumą toliau ir stengiasi duoti naudos komandai. Pats miestas, man Kroatija, aš nežinau, 6 kartus 7 esu joje buvęs, fantastika ir gal net sakyčiau taip nepelnytai kažkur ten Italija, Ispanija, ten Turkija, dar kažkas, tai Kroatija žiauriai yra jėga, kaip tau pačiam ta šalis ir miestas, kuriame tu žaidi. Jo, tai
dabar jau vis daugiau žmonių atranda tą Kroatiją, sakykime, nes anksčiau būdavo, kaip ir minėjai, kitos kryptis labiau populiaresnis, bet dabar žmonės supranta, kad Kroatija turi tobulą paplūdimį, labai daug mažų salelių, kur nebūtina tau ten tuos didelius centrus kažkokius važiuoti ir gali turėti puikų laiką. Tai Kroatija tampa tokia tikrai turistinė šalimi ir labai jie gyvena iš to viso turizmo ir man pačiam gyventi Riekoj, galėčiau parodyti vaizdus tiek iš savo miesto, iš stadiono, iš savo buto ar kažkas tokio, kai atsikeli ir matai jūrą, matai kalnus, šiek tiek paprasčiau viską pradedi žiūrėti. Tai jo, iš šitos pusės malonu, bet iš kitos pusės, žaidžiam varžybas ketvirtadienį, sekmadienį. Nėra daug laiko to pasimėgauti ar paplūdimio, ar jūrą, tai tiesiog buvo tokie labai darbingi metai, bet tikėkimės bus daugiau to laiko dar pasidžiaugti tiek šalimi, tiek kitais aplinkiniais miestais, bet taip tai labai patenkintas visų gyvenimų Kroatijoje. Paminėjai, kad buvo ir žygis Europoje ir iš tikrųjų įspūdinga, džiaugiamės ir buvo ir daugiau lietuvių, kurie irgi žaidė sėkmingai Europoje su savo klubais. Pagal intensyvumą galbūt tai buvo vienas tokių intensyviausių tavo sezonų ir iššūkių ir turbūt reikia susitvarkyti jau ir su kūnu ir taip toliau ir taip toliau. Jo, amžius irgi pradeda vytis. Ne, jaunas tu dar vis esi 28 metai. Tai jo, kaip ir buvo, galėčiau sakyti, kad vienas iš tokių, bet praeiti metai mano irgi labai panašus buvo su Olimpija, tik tai čia, sakykime, dar keliais etapais toliau konferencijų lygui, nes su Olimpija irgi pradėjom konferencijų lygos antram rate atranką ir patekom iki pat grupių etapo, tada išėjom iš grupių etapo į play-offus ir play-offus iškritom, o čia dar ir praėjom play-offus, dar toliau nuėjom, tai praeiti metai buvo irgi panašus tokie, tai gaunas, kad jau keli metai iš eilės, o dar einant metus atgal irgi žaidžiau grupę etape, tai sakykime jau 3 metai iš eilės žaisti konferencijų lygos grupę etape, tai yra irgi kažkokia pakankamai įsimintinas dalykas. Norėtųsi gal laiptelio aukščiau ir šiemet buvom pakankamai arti to, kaip arti, po pirmų rungtynių prieš Poką pirmavom 1-0 Europos lygos play-offuose, bet galiausiai antrose pralaimėjom ir iškritom į konferencijų lygą. Tai grįžtant prie to, kad, man tokie gaunasi ilgi sezonai ir jau tikrai nuovargis nuovargis jaučiasi bendras toksai jau ilgą laiką, bet kažkaip reikia supranti, kad geriau žaisti daugiau, negu skūstis, kad to žaidybinio laiko trūksta. Ir supranti, kad kažkuriuo metu viskas gali labai greitai apsiversti ir staiga galėsi nebeturėti to laiko. Tai stengiuosi mėgautis šitais momentais, kiek galiu atsiduoti. Ta rinktinė irgi niekada nekyla jokių klausimų, visada grįžti žaidė už rinktinę, kai kiti galbūt gauna atostogų, tu žaidži dar už rinktinę. Tai jo, šitie metai tokie, sakykime, metai iš metų darosi sunku, bet stengiuosi kiek galima paspausti save, paspausti tą kūną, kiek galima pasiekti daugiau, o kai jau pasieksiu, paskui galėsiu viską pažiūrėti atgal ir prisiminti, kaip buvo įdomu, kiek pavyko pasiekti. Pasižiūrėjus į tavo tas pozicijas, kur tu žaidi, tai aš net ne visų tų galiu ir išversti ten. Žodžiu, prie tavęs parašyta ten visa eilė tavo pozicijų, bet kur tu geriausiai jautiesi, kur tu jauti tiesiog, kad ten esi tu, juk nebūtinai ten, kur tave pastato, ten tu ir jautiesi geriausiai. Nors tu galbūt toks esi žmogus, kur stengiasi pristaikyti visur būti naudingas, kur tik tai reikalingas, bet gal turi savo mėgstamą poziciją? Šiaip būtų, kaip čia paprasčiausiai sakyti, kad geriausiai jaučiuosi ten dešinių gynėjų, bet net nemanau, kad tai yra visiškai teisinga. Aš galiu išpildyti tam tikras užduotis, ko nori treneriai, taip toliau, ko pakankamai jaučiu, kad suprantu irgi žaidimą, suprantu taktinius dalykus, nes man tai yra įdomu, aš to domiuosi ir manau, kad tai yra mano stiprybė, tai aš negaliu naudoti savo stiprybės, tuo pačiu kaip ir pasiteisimą, kad man čia sunku žaisti skirtingose pozicijose. Jeigu aš esu toks universalus žaidėjas, tai jau toksai ir esu ir kur mane pastato, ten turiu žaisti. Tai aš pakankamai gerai jaučiuosi, šiemet taip teko žaisti ir centro saugu, ir dešinių saugu, ir paskui dešinių gynėjų, vienu metu kairių gynėjų žaidžiau, ir ką. Ir svarbu, kad man būnant aikšteliai komandai duodu naudos. Ir galiausiai viskas į tai atsiremia, ar tu esi naudingas žaidėjas komandai ar ne. Ir aš stengiuosi būti naudingas žaidėjas, o treneriam reikia tokių žaidėjų. Tavo kontraktas iki 2028 galioja. Ar kalbėsi su treneriu, viskas tvarkoja ir lieki ir toliau, esi ir žaidi, ir patenkintas, ir laimingas? Kol kas taip, dar gal kontraktas 2 metam, futbolas, aš puikiai suprantu tą visą futbolo specifiką, kaip viskas greitai gali pasikeisti, treneris irgi keisis pas mus šiemet, tai niekad negali suprasti, bet jau man teko pakankamai trenerių keitimus išgyventi, Olimpijoje turbūt
4 ar 5 skirtingus trenerius turėjau, kartais būdavo geriau, kartais blogiau, tai sakau, svarbu išlikti savimi, išlikti tokiu žaidėju, tokiu žmogum, koks tai esi. Gal kažkam patiks, gal kitam treneriui nepatiks, bet aš nekeisiu to, koks tai aš esu žmogus, koks tai aš esu žaidėjas, jau pakankamai daug aš praėjęs kelio taip darydamas, tai pakankamai pasiruošęs viskam ir kaip bus, tai bus. Kalbinau Valdą Dambrauską, kuris čia trumpam buvo grįžęs į Lietuvą. Įspūdingas irgi specialistas ir lietuvis pasiekiantis rezultatų užsienyje. Ir vienas iš klausimų jam buvo, kaip matot, kaip keičiasi tas futbolas ir taip toliau, tai jisai, tikrai pasakė, kad galbūt ir tos technologijos vis labiau įžengia. Tu pats matai, keičiasi tas futbolas, nes atrodytų, kad reikalavimai tik didėja, rungtynių tik didėja, nežinau, kad viskas forsuojama iki maksimumo ir tarkim prieš kokius 5 metus atrodytų, kad taip gal nebuvo, bet gal aš klystu, kokia tavo matymas to viso europietiško pasaulinio futbolo? Jo, čia didesnė diskusija, apie tai galėtų kažkokia plačios diskusijos tema būti, net nėra taip paprasta, taip greitai sugalvoti atsakymą į tokį sunkų ir komplikuotą klausimą, bet be abejonės futbolas keičiasi. Nuo paprastų dalykų galima prisiminti tai, kad komandos išsiplėtė. Tai yra dalykai, apie ką mes nepagalvojom, kad, sakykime, kai aš pradėjau savo karjerą Žalgirį, tuo metu būdavo 18 žaidėjų ir 3 keitimai. Tai komandos visai kitaip būdavo komplektuojamos. Dabar bet kokia komanda, kuri turi europinių ambicijų, ji praktiškai turi turėti 2 sudėtis. Yra 5 keitimai, tai komandos išsiplėtusios. Ir taip tarsi atrodytų, kad žaidėjim gal mažesnis krūvis, bet tas varžybų kiekis, jisai darosi irgi sunkiai pakeliamas. Aš jau 3 metus iš eilės tokį tempą gauni ir tu matai, kaip tai yra sunku. O dar žaidėjai, kurie žaidžia pasaulio čempionatuose, kurie žaidžia čempionų lygų iki pat galutinio etapo, tai yra milžiniški krūviai tenkantys žaidėjams, tai be abejo futbolas keičiasi, reikalavimai didesni, bet tuo pačiu ir technologijos kyla, žaidėjų atsistatymui dalykai pagerėja. Dabartinės sąlygas, kokias geri klubai suteikia žaidėjams, tai sąlygos yra tobulos. Tai sakau, čia yra plati diskusija, daug taškų galima palies, bet be abejo futbolas yra kitoks, su treneriu irgi. Ispanas treneris sakydavo, kad, kaip mes analizuodom varžovus, ten laikraštį pasiskaitydavai kažką, prieš ką čia žaisi, nei ten žinodavai. Dabar gauni kažkokias specializuotas, individualizuotas analizės kiekvieno žaidėjo. Tai, ir labai daug mažų dalykų pasikeitė futbole, apie ką galima šnekėti. Tai jo, nėra lengva, reikalavimai didesni, bet tuo pačiu futbole daugiau ir pinigų. Tai sakau, čia mintis taip šokinėja nuo vienos temos, galima kiekvieną skirtumą, kiekvieną mažą atskirai aptarinėti, bet jo, futbolas tikrai yra pasikeitęs. Susitikome Lietuvos ir Latvijos rungtynių išvakarėse, Baltijos taurėje. Kaip pats reaguoji į tą, kad nuo 2010 nelaimime, kiek svarbios šitos rungtynės, tarsi toks kaip ir pusiau gal draugiškas turnyras, bet atrodytų, kad Lietuvos rinktiniai tai visiškai nei kiek nedraugiškas ir reikia privaloma tik tai laimėti. Kaip tu pasitinki šitas rungtynės, kokios tavo mintis? Nežinau, čia nereikia keltis kažkokių čia papildomos spaudimo, savo reikia kaip, aš tiesiog kaip čia angliškai tas excited toksai, noris jausti malonumą, nes bus įdomu, ateis daug žmonių. Ta Baltijos taurė jau tikrai norėtųsi laimėti, nes kai tiek metų iš eilės nelaimi, jau čia nebėra kažkoks atsitiktinumas, kad vienais metais nepasisekė, kitais metais. Čia jau yra per daug metų iš eilės mes nelaimim ir praeita Baltijos taurė irgi labai skaudi, kur po baudinių galėjom ją laimėti. Tai norėtųsi nutraukti šitą kažkokią, kaip ir buvo ten nepasiektų pergalių serija, taip norėtųsi ir šitą seriją nutraukti. Bet sakau, reikia per daug čia neapsisunkinti savęs, stengtis suteikti žmonėms gerą emociją. Latvija mūsų lygio komanda, tai nėra kažkokia komanda, tai tikrai nebus draugiškos rungtynės, nes draugiškumo ten tikrai bus mažai aikštėje, aš jau dabar galiu pasakyti, nes tekė ne kartą prieš Latvių žaisti ir kažkaip prisiminimai geri iš tų rungtynių, tai norisi vėl, kad liktų kažkokios geros emocijos, liktų geros emocijos žmonėms ir pavyktų pagaliau laimėti tą taurę. Esi tas rinktinės veidas, kapitonas, žmogus, kuriam dažnai tenka ten ir atsakyti į netokius malonius klausimus. Jeigu koks blogas rezultatas, tai daugelis jau žino, kad ateis sugerti ir Justas Lasickas pakomentuoti, nes nelengva komentuoti po pralaimėjimų.
Ir aš tavęs noriu paklausti apie spaudimą treneriui. Dabar daug jau toj viešoje erdvėje yra, kad Edgarui Jankauskui čia ne tik tai taurė, jeigu nepavyksta laimėti, gali tekti pasitraukti iš rinktinės ir taip toliau. Tai suteikia papildomos motyvacijos, ar tokios kalbos kaip tik trukdo tiesiog susikaupti ir vykdyti tą procesą, ar kaip žaidėjas galbūt iš viso tu atsiriboji, žinai, kad tu turi padaryti savo darbą ir tu tai darai. Na, opcijų vėl, čia yra kelios, kokia tavo. Nu, jeigu nuoširdžiai, tai manęs nelabai domina tos kalbos. Nu, čia yra, kaip žaidėjai supranta, kad tai yra jų darbo dalis, taip ir treneriai supranta, kad tai yra jų darbo dalis ir jie yra taip pat atsakingi už rezultatus. Rinktinė šiek tiek kitoks dalykas irgi yra, kur tu jauti didesnę atsakomybę, nes tu tarsi visą šalį reprezentuoji. Tai treneriui aš tikiu, kad irgi tas, jeigu mes galvom kaip žaidėjai, kad mes pergyvenam, nerimaujam, tai treneriai 10 kartų labiau pergyvena. Jie turi galvoti apie kiekvieną žaidėją, apie kiekvieną sprendimą, kurį galėjo šiek tiek kitaip padaryti. Tai žinau, kad šitas trenerių štabas ir Edgaras Jankauskas labai daug darbo įdeda ir aš manau, kad jie nusipelnė tą titulą iškovoti ir norėtųsi mums kaip žaidėjam, kurie, sakykime, aš su Edgaru irgi tikrai nemažai esu praėjęs, tai norėtųsi tiem tarsi atsidėkojant kažkaip įteikti šitą taurę, o kaip jau gausis, suprantam, kad čia yra futbolas ir visi mes esame atsakingi už savo pasirodymą, už savo rezultatus. Kas tau patinka Lietuvos rinktinės žaidime pastaraisiais metais ir kur galbūt tu matai dalyką, kur jūs privalot pasitemti, jūs visą laiką 200%, man atrodo, aikštėje paliekat širdies ir energijos, bet kur kažką padaryti, kad būtų dar geriau. Tai va, tas ir malonu, kad žmonės apie tuos paliekamus 200%, kad taip jie mus mato, nes tai yra dalykas, kuris priklauso tik tais nuo tavo vidinių norų. Tai mes stengiamės, kad būtų va, toksai mūsų rinktinės veidas, kad kitiems būtų nepatogu su mumis žaisti, atvažiuoja Olandai, jiems nepatogu, Lenkams sunku su mumis žaisti. Tai norisi, kad būtume tokia komanda, bet reikia gal kažkokio šaltakraujiškumo, kažkokios užbaiginėti geriau atakas, užbaiginėti geriau varžybas, neleisti, kaip čia, laiminėti reikia tiesiog. Ir tai atrodo taip paprasta, bet pergalės futbole pakeičia viską ir kartais vienas kažkoks mažas dalykėlis gali įžiebti labai didelius pokyčius. Tu jau nemažai metų Lietuvos rinktinėje, kaip matai tą jaunąją kartą, kurie ateina, jie dar labai jauni, man atrodo, jie po 21 gal metus. Ar tu matai juos kaip veidus rinktinės ir toliau tu, aišku, duok Dieve, man atrodo, dar 10 metų laisvai, kaip pranoks ir Modričių, nes tavo sudėjimas yra geresnis, bet... Be šansų. Jau 10 metų manęs futbole nebus, bet jo, ne, šiaip labai švies, labai gera. Turim vis daugiau tų jaunų žaidėjų atsiranda. Aš nežinau, dabar net sunku prisiminti, ar kai aš pats jaunas buvau, ar buvo tiek mūsų, sakykime, jaunų ateinančių žaidėjų, nes tiek buvo daugiau tokių patyrusių žaidėjų, kurie ilgą laiką rinktiniai būdavo, o dabar kiekvieną stovyklą matom labai daug jaunų žaidėjų. Aš jau pradedu jausis, kad čia žiūriu pala 1, 2, 3 ir aš jau koks 4, 5 vyriausias rinktiniai ir suvokiu, kad jo, čia tikrai esam jauna rinktinė ir tai yra irgi tai yra darbo pasiekmes, nes tie geri žingsniai, kuriuos, sakykime, mūsų federacija, prezidentas, ten kiti žmonės futbole daro, jie neatsispindės iš karto. Jie neatsispindi dabartiniam gal rinktinės žaidime, bet reikia, kad užaugtų nauja karta, kuri jau turėjo geresnės sąlygas. Nes aš vis dar esu iš tos kartos, kur iki 13 metų aš žaidžiau ant žvyro. Neturėjau jokių sąlygų. Ten sportima buvo vienintelė vieta, kur geresnė kažkokia galėdavai treniruotis, bet ten gaudavai 2 kartus per savaitę tik tais. Ten eidavom Marakanui, žaisdavom futbolą ir aš tokiamis sąlygomis turėjau užaugti ir dabar esu vienas čia iš rinktinės žaidėjų, kapitonų ir taip toliau. Tai reikia išlaukti, kol ta kažkokia geresnė karta, va dabar treneriai kelia savo kvalifikaciją, turim daugiau aikščių, susidomėjimas futbolu kyla ir tai augina naują kartą, bet jinai neužauga labai ant smūgio. Tai, sakykime, viskam tam reikia laiko ir jau manau, kad po truputį pradeda matyti kažkokius vaisius, kur jauni žaidėjai, kurie turėjo šiek tiek geresnės sąlygas, geresnius trenerius, jie pradeda eiti į jaunimo rinktinės, pradeda kilti truputį į nacionalinę rinktinę ir kai praeis dar šiek tiek laiko, tikiu, kad ta mūsų rinktinė irgi bus dar geresnė ir tikiuosi, kad ir mane pakeis čia dar geresni žaidėjai ir aš galėsiu, jeigu reikės, ramiai prie televizoriaus sėdėti ir žiūrėti po karjeros į puikią, gerą, brandžią Lietuvos nacionalinę rinktinę.
kai tu baigsi karjerą, tai mes tave iš karto rezervuojame į tą komentatorių, žinai, kur aptarinėja rungtynių šitą. Sunku įsivaizduoti kažkokį dar gyvenimą po karjeros, tas futbolas jo. Bet aš pirmą šaunu iš karto rezervuoju. Gal aš norėsiu nuo futbolo pailsėti, gal jau būsiu prisivalgęs to futbolo pakankamai, tai sakau, nežinau. Duok dieve. Šiek tiek dar apie lietuvišką futbolo virtuvę. Kalbam, nežinau, gal ir buvo į stadione, Edgarą kalbinom, tai sakė, kad buvo nuvykęs, pasidžiaugė, Žalgirio mūšis. Kaip tu matai tą lietuviškos futbolo virtuvės? Ar nestebina tavęs skaičiai? Vilniaus Žalgirio ten vidurkis yra gal 3000, aš tau prisipažinsiu, netikėjau niekada, kad toks vidurkis bus. Ne, tai labai gražus dalykai vyksta Lietuvos futbole, apart vienos komandos, bet, sakykime, teko būti ir pačiam ir likau šokiruotas, kiek žmonių susirinko į dviejų Žalgirių rungtynės. Tai, džiugu tai matyti, Lietuvos futbolui to reikia tam tikrų priešpriešų, reikia tam tikrų, nežinau, intrigų, kad sudomintų. Žmonės ateina, šviesų žmonės iš verslo pasaulio, iš kitų sričių ateina ir padeda kelti futbolo lygį. Tai kai tu ateini tokį pilną stadioną ir tas futbolas, netrodo, mes daug esam šnekėję, kad ta Lietuvos A lyga, top lyga dabar čia jinai nėra tokia bloga ir nėra lengva ten žaisti. Ir kai tu įdedi dar į gražų stadioną, tai jau pradeda iš tikrųjų atrodyti kaip geras reginys. Tai tik nuo to ir galima kažkiek atsispirti. Kitos kaimyninės šalis kaip Lenkija tai daro ilgą laiką ir net tai negarantuoja kažkokių rezultatų. Reikės daug įdarbio, stadionų taip toliau, bet viskas po truputį ir matyti tą žiūrovų susidomėjimą. Mes mylim futbolą, mes mylim. Kaip čia, Lietuva vis tiek yra, futbolas yra sportas numeris 1 pasaulyje, tai, natūralu, kad žmonės nori ateiti žiūrėti, jiems reikia tik sukurti gerą renginį, reikia sukurti gerą atmosferą, reikia stadionų ir po truputį visas tas atsiranda, tai labai džiugu tai matyti ir aš tik tais už tai. Atleisk, nesu tiek pasiruošęs, bet tu daug metų žaidėjai Vilniaus Žalgirį ir kažkaip gal ir nelabai tau tekdavo pralaimėti su Vilniaus Žalgiriu, o paskiau galbūt, kai išvykai ir kažkokie pokyčiai įvyko. Jo, čia tokia kaip ir juokinga statistika, kurią, kažin ar kažkas dar atkreipia dėmesį, bet pats kai savo karjerą gerai matai, tai ir prisimeni, nes aš debutavau Žalgirį dar prie Mario Kozubo, tai tada tapom čempionais, tada su Dambrausku 2 sezonai, kai laimėjom viską, laimėjom Super taurės 2-3 taurės, nes vienais metais buvo 2 taurė, ten buvo tie metai, kai keitė taurę, tai laimėjom 1 finalą Klaipėdoje, 1 finalą Telšiuose, per vienus metus 2 taurės, irgi istoriniai rezultatai. Ir kažkaip, kai tikėjaus, kad vis mano rolė didėja, kiekvienais metais vis daugiau sužaidžiu rungtynių, kažkaip gavos, kad po pusmečio teko išvažiuoti ir kaip tik tą pusmetį Žalgiriui pradėjo nesisekti. Ir aš čia būčiau kažkoks kvailas, kad su savo išvažiavimu tai siečiau, bet toksai įdomus sutapimas. Ir jo, dabar man šiek tiek ir keista net matyti, nes tas Žalgiris, kurį aš palikau, kurį aš prisimenu, tai yra visiškas dominavimas. Tai yra vienintelis dalykas, kurį aš prisimenu iš savo laikų tenai, kad mes negalėdavom prieš nieką pralaimėti. Ten tikslai buvo keliami nežmoniški, kad šį sezoną turim ten nepralaimėti nei vienų rungtynių. Tokius tikslus sezono pradžioje keldavo. Ir dabar yra visiškai kitokia situacija, kur turime top lygoje 5 komandas, kurios turbūt gali kovoti dėl titulo. Viskas yra šalia. Tai parodo ne tik tai, nesinori tai sakyti, kad čia Žalgiris labai irgi nusmuko. Taip, jie neišnaudojo gal to savo ilgo laiko dominavimo ir galbūt galėjo kažką stabilesnio, labiau sustainable tokio, kaip čia, tvaresnio sukurti, taip, kažkokį stadioną pasistatyti tuo metu. Ir, sakykime, kiekvienais metais buvo ir investuojami pinigai su svajonė patekti į Čempionų lygą, bet tai nesigavo ir kiti klubai vijosi ir galiausiai matai, kad prisivijo ir per paskutinį sezoną turim tiek Panevėžį, tiek Kauno Žalgirį tapus čempionais, Sūduva buvo čempionais, tai ta Lietuvos futbolo, kaip čia visa lyga, jinai tokia pakankamai įdomi tapusi, bet jo, mano prisiminimai Žalgirio yra tik tais patys gražiausi. Mano vis tiek, kad ir kas įvyktų, tai yra, kur aš užaugau, be Žalgirio klausimas, ar aš būčiau tapęs žaidėju, nes mano irgi gyvenime buvo labai didelių klaustukų, ar pasukti link futbolo, ar ne. Ir kaip tik tuo metu kūrėsi Žalgirio akademija ir jeigu ten nebūtų prasidėjusi Žalgiris 3 žalgiriečio komandos, didelis klausimas, ar aš būčiau žaidęs futbolą. Tai jos, sakykime, šitam miestui aš dėkingas, šitam klubui aš visada būsiu dėkingas ir tai yra svarbi mano karjeros dalis.
paskutinis klausimas. Stadionas Vilniuje kyla, aš jau viskas tikiu, kad jisai bus pastatytas ir tau gali tekti net gal ir atidaryti tą stadioną su Lietuvos futbolo rinktinė. Lauktum tokio momento, norėtum? Jo, kažkaip labai juokinga, kai Kaune pastatė stadioną, aš norėjau, kad manęs kažkas paklaustų ir galvojau, būna taip, kad guli lovai ir galvoju, kaip paklausiu kažką, kaip atsakytum, taip toliau ir galvojau, paklauskit manęs kažkas apie stadioną ir aš pasakysiu, kad kai visi tikėsis, kad sakysiu, o kaip čia faina Kaune žaist, aš sakysiu, kad man apmaudu, nes aš noriu žaisti Vilniui. Ir Kaunas iškaršia kailį Vilniui, pirmi pasistatydami tokį gražų stadioną, kur tikrai yra malonu mums žaisti, fanam malonu ateiti, bet niekas nepaklausia, tai va dabar naudojusi tą progą pasakyti, kad tuo metu taip, Kaunas pasistatė pirmi gražesnį stadioną, bet Vilnius mano miestas, aš Vilniui rajone užaugęs, man tas miestas yra svarbus ir savo gyvenimą matau tenais ir pagaliau išeiti į futbolo, tikro futbolo gražų stadioną, čia būtų gražu ir kažkada irgi minėjęs, kad mano visas didžiausias svajonės jos yra ne klubiniam futbole. Klubiniam futbole, kiek man pavyks pasiekti, jau tiek pavyks pasiekti, bet jeigu surinkti nepavyktų kažką gražaus pasiekti, va čia vat futbole būtų man kažkas iš tikro, kad galėčiau sakyti, malonu iš tikro karjerą vykusi. Tai vat sakau, va tos svajonės, tas stadionas yra irgi dalis viso šito gražaus mano, kaip čia, utopinio kažkokio svajonių pasaulio. Tai, tikėkimės, kad pavyks viskas. Labai smagu, kaip Vilniečiui su Vilniečiu pabendrauti, ačiū tau. Tai sėkmės, gerų rungtynių su latviais, net nebejoju, duosit gerą kovą, gero rezultato ir susigrąžinti tą taurę. Pats laikas.